Esame susirinkę maldai ir esame apsupti dabar Dievo palaimos. Ir mums susirinkus su tiek gražaus jaunimo, kuris renka ties savo pirmai pamokai šiandieną katekezėms, rimtas klausimas, ko gero rimčiausia Evangelija, mėlyjeji, kas labiausiai žmogų vargina. Ir kas labiausiai žmogų padaro negražiu arba paprasčiausiai. Koks velnias bjauriausias riaumoja apie mus. Koks gali būti apsėdimas? Kas čia gali mus apsėsti taip? Ar turite atsakymų? Rytis. Kokiu atsakymu turite? Kokie velniai riaumoja aplinkui? Kokie velniai? Kas gali žmogų apsėsti? Kaip galvojate? Turite atsakymą? Kas sugalvokit? Demonas? Demonas, taip, šiaip savo demonas, bet jis vis tiek vargina. Kurią vietą labiausiai gali varginti? Godumas. Jeigu ne žmona, kažin kaip pasakytumai. Iš tikrųjų, mėlyjeji, baisūs dalykai vyksta. Ir žmogų padaro nežmoniškų įvairūs demonai gyvenime. Pavyzdžiui, gali būti pavydas, gali būti visų pirma puikybė. Be abejo, gali būti noras kitus palenkti, mes sakome, galia kitą palenkti. Ir daugybė kitų dalykų. Ir šiandien mes turime pavyzdį, kada iškyla vienas demonas, kuris gali jūs varginti ir labiausiai iškreipti jūsų veidą nuo panašaus į žmogų. Tai yra godumas. Yra vadinamas tas turtas. Ir iš tikrųjų tavo veidas sukurtas mylėti. Tu esi labiausiai panašus į Dievą, kada daliniesi, duodi, apkabini, kalbiesi, atleidi, eini kartu, drauge, dovanoji. Tai tave daro labiausiai panašu į Dievą, Dievo planą, Dievo vaiką. Ir matykime, kaip šiandien ateina turtingas jaunuolis ir jo elgsena. Jo elgsena, jisai ateina, klaupiasi žemėn ir sako, gerasis mokytojau, pažodžiui būtų garsusis mokytojau, nes man paprastų mokytojų per maža, aš turiu turėti garsų mokytoją, aš girdėjau apie tave, garsusis mokytojau, ką aš turiu daryti, kad laimėčiau amžiną gyvenimą. Skaitykite Evangeliją pagal Morkų, yra tik 2 kartus žmogus klaupiasi prieš Jėzų. Evangelijoje pas Morkų ateina raupsuotasis, klaupiasi žemės ir ligonis. Sako, jeigu nori, padaryk mane švarų. Ir dar vienas atvejis. Tai būtent ateina iš Gerazos apsėstasis. Jisai nuogas, jo bijo visi, bijo praeiti pro tą miškelį. Jisai taip pat klaupiasi ir prašo išgelbėjimo. Šis žmogus, kuris yra turtingas, jaunas, gražus, jis taip pat priima šią ligonio būseną. Nes kuomet mes esame nepanašūs į Dievo vaiką, mes esame ligoti. Ir kuomet mūsų širdis užsidaro į savo tą turėjimą, mes galime nematyti net savo mylimiausio žmogaus. Tai gali būti šeimoje. Gali vyras nematyti žmonos, ją matyti fragmentiškai, dovanoti daug dalykų, bet ne tai, kas svarbiausia. Ir šis pokalbis Jėzaus su šiuo turtingoju yra be galo įspūdingas. Stebėkime, kaip Jėzus iš tikrųjų iš lėto sako, juk tu turi mokytojus. Mielasis, tu dabar ieškai dar vieno mokytojo. Ar tu žinai, kas skaitoma šventam rašte, ką moko mokytojai? Nežudyk, nevok, nepaleistovauk, negeisk svetimo turto, svetimos moters. Ir Jėzus pirmą kartą ir vienintelį kartą vardyja 10 Dievo įsakymų Evangelijoje. Daugiau niekam Jėzus nepriminė tų dalykų. Ar jūs girdite, kad tai yra 7 Dievo įsakymai praleidus 3 pirmuosius? Kad tu žmogau būtai panašus į Dievo vaiką, Dievo planą, tai nėra malda, kurią tu turėsi. Tai ne ji visų pirma tave padarys. Ji bus tau kelias ir tavo palaikymas.
Taip, Dievo pirmumas yra aiškus. Kas tave padarys panašų? Tai yra tavo pašaukimas, tavo atvirumas, tavo atsisukimas į žmogų. Tada tu galėsi sakyti, kad einu melstis. Galėsi sakyti, garbint, tai yra mano vienas Dievas. Ir Jėzus išvardė šiuos dalykus, gauna atsakymą. Aš viso to laikiausi nuo pat savo jaunystės. Ir kada ateina Jėzus pasakymas su meiliu žvilgsniu, mes turime vieną iš 27 pažvelgimų Evangelijų pagal Morkų. Evangelistas Morkus yra Jėzaus žvilgsnio evangelistas. Pas jį Jėzus žiūro, mato, stebi. Ir čia yra vienintelis kartas, kada pažiūro meiliai į žmogaus vidų, gelmę, sakytume patį intimumą. Sako, žmogau, tau vieno dalyko trūksta. Tau vieno vienintelio dalyko trūksta. Ir tas dalykas sujungs visus tavo dalykus, kuriuos tu turi. Ir šis Jėzaus kaip gydytojo dvasios pastebėjimas parodo, kad šis jaunas žmogus tikrai sergantis, nes jis atsitraukia nuo Jėzaus. Turėjo daug turto. Ir ką daryti, kada mus pririša daug turto? Atsakymas net mokiniams atsitraukus į vienumą, tai neįmanoma žmogui. Kada tavo širdis yra prisotinta daug turto, sakau, gali nematyti savo žmonos. Yra vienam Dievui įmanoma atitraukti žmogų nuo tai, kas yra mažiau prasminga. Ir linkiu visiems iš tikrųjų melsti Dievą šios malonės, kad Dievas turi galią atitraukti tave nuo viso tai, kas tave skiria. Tavo artimų, tavo aplinkos, melskime Dievą šios malonės. O kadangi minėjau apie šeimos gyvenimą, popiežius Pranciškus praeitą sekmadienį, mes taip pat kalbėjome apie šeimą, mokė, kaip gyventi šeimoje. Keltas minčių iš popiežiaus Pranciškaus. Dievas, kūrėjas, norėjo, jog vyras ir moteris būtų lygus savo orumu, kad papildytų vienas kitą savo skirtingumu, kad būtų vienas kitam pagalbininkai, pakeleiviai, bet taip pat paskata bei iššūkis augti. Jėzus pabrėžė, jog vyro ir moters abipusis dovanojimasis turi būti visiškas. Tu negali savęs dovanoti pusiau, ar tol, kol tau yra paranku. Ryšys taps naujo gyvenimo pradžia. Tavo ryšys tęsis amžinai, gyvenant kaip vienam kūnui. Jūs esate jau nebe du, o vienas kūnas. Tai nėra lengva. Reikia ištikimybės, pagarbos, nuoširdumo ir paprastumo. Reikia būti pasirengusiems išsiaiškinti, ar kai to reikia pasiginčyti, tačiau tuo pat metu visada būti pasirengusiems susitaikyti, atleisti. Mielieji, vyrai ir žmonos, jums galima ginčytis, kiek tik norite, bet su sąlyga, kad dienos pabaigoje susitaikytumėte. Nes kitos dienos šaltasis karas yra jau pavojingas. O kaip tai padaryti? Pakanka švelnumo gesto. Niekada neužbaig dienos nesusitaikęs. Nepamirškime, kad sutuoktiniams labai svarbu būti atviriems gyvybės dovanai, vaikų dovanai.
Tai yra gražiausias meilės vaisius, didžiausia Dievo palaima, džiaugsmo, vilties šaltinis kiekvieniems namams ir visai visuomeniai. Mėlieji, turėkite vaikų. Broliai, seserys, meilė yra reikli, bet be galo graži. Leidžia mus įtraukti. Labiau joje atrandame tikrąją laimę. Kiekvienas iš mūsų te paklausia savęs širdyje, kokia mano meilė, ar ištikima mano meilė, ar dosni mano meilė, ar kūrybinga mano meilė. Kokios yra mūsų šeimos, ar jos atviros gyvybei, vaikų dovanai. O dangiškoji motina Marija, padėk mums krikščionims susituokusiems gyventi. Amen.